Pradėkime su pačiu renginuku. Labai smagu matyti veidus, kuriuos jau ne pirmą kartą matom. Ir aišku, smagu susipažinti ir galbūt dar proga bus ir geriau susipažinti su žmonėm, kurie prisijungė pirmą kartą. Tai 22. Dirbtinio intelekto klubo susitikimas prasidėjo visai netikėtai nuo, jeigu gerai atsimenu, 4 mūsų pirmą kartą, kur antradienio vakarą, 7 val. Vakare, sakėm, pasiskiriam laiką, kada galėsim pakalbėti apie tą dirbtinį intelektą, jo pritaikymą, kur čia viskas krypsta ir sukasi. Na ir išsiplėtė iki to, kad sakome, kodėlgi, jeigu mums aktualu, tai galbūt ir daugiau žmonių būtų aktualu, įdomu, o kuo daugiau mūsų yra, kuo daugiau patirčių, kuo daugiau informacijos, tuo mes galime geriau suprasti ir pritaikyti vienokius ar kitokius sprendimus. Na, gyvename tokiais laikais, kai viskas keičiasi be galo greitai ir visko patiems sužiūrėti yra be galo didelis iššūkis. Tai labai smagu, kad yra žmonių, kurie specializuojas vienoje srityje ir gali pasidalinti savo informaciją. Taip pat mes visi esame kažkur stipresni, kažkur galbūt mums trūksta žinių, laiko ar tiesiog intereso įsigilinti. Tai tas informacijos pasikeitimas ir dalinimasis veda link to, kad mes galime kur kas daugiau pasiekti dirbdami kartu ir dalindamėsi. Tai tokia idėja dirbtinio intelekto klubo. Šiandien apie tai, šiandien turime Pavelą Giliauską, kuris svečias, jisai pasidalins tema labai įdomi ir aktualia tema. Aš pats su Pavelu susipažinau AI Masterminds susitikime, kurį organizavo Darius ir iš tikrųjų man buvo toks, tai gerai, reikia automatizuoti verslą, reikia automatizuoti asociaciją, čia vienas iš mūsų strateginių tikslų ir tos procesus ir viskas atrodė paprasta. Ir kai supranti, kad tu turi būti pasiruošęs, kad tai būtų paprasta, tai Pavelas buvo tas žmogus, kuris padėjo suprasti tuos pirminius žingsnius, ką reikėtų padaryti pasiruošiant tą automatizaciją. Tai šiandien bus apie tai ir tikriausiai dar gerokai daugiau, ką Pavelas pasidalins. Susitikimas yra įrašomas, tai bus susitikimo įrašas patalpintas YouTube kanale. Taip pat bus nuoroda, jį galėsit pasižiūrėti, jeigu nespėsit pasižiūrėti ar norėsit ankstesnius susitikimus pasižiūrėti, tai galite taip pat padaryti mūsų kanale. Tai kas mes esame, kadangi tikrai dažnai išgirstame tas klausimų, kas yra dirbtinio intelekto klubas, kol kas neturime puslapio, tai natūralu, kad jie kyla, tai labai trumpai. Esame verslių žmonių asociacija organizuojanti šitą dirbtinio intelekto klubo susitikimą, tai tik viena iš mūsų veiklų, dirbame ir su verslais, ir su inovatyviai mąstančiais verslininkais, kurie kuria, daro ir tikrai matome perspektyvos tose srityse. Tai iš esmės pats dirbtinio intelekto klubas yra skirtas geriau, kaip ir minėjau, suprasti, įsigilinti, neatsilikti nuo tų naujovių ir suprasti, kaip mes galim kiekvienas savo kasdienybėj pritaikyti, savo versluose, savo veikloje ir kad tos technologijos nebūtų tokios gąsdinančios ir baisios. Erdvė informacijos ir žinių mainams. Na ir aišku, kryptis, kur mes judame, tai yra inovatyvių sprendimų kūrėjai, kurie turi sukūrę įrankius, produktus, automatizacijas, galbūt tai agentus vienokius ar kitokius, kad galėtų suteikti informacijos, kad tokie dalykai yra, kad jie pasiektų tuos tikslinius žmonės, tai kitaip tariant verslus, ar vėlgi kam tai yra pritaikyta, galbūt ir paprastiem vartotojams yra pritaikyta, bet kad būtent ta informacija pasiektų, tai čia mes matome tą savo rolę kaip asociacija. Na ir bendruomenę kūrėme kartu, tai čia vienas toks akcentas, kad čia nėra, žinot, kad mes organizuojame, bet iš tikrųjų tie susitikimai, kiekvienos savaitės susitikimai yra, turime vis kitą svečią, dažniausiai būna naujas svečias, kuris ateina pasidalinti naują temą ir tai yra dažniausiai mūsų bendruomenės nariai, tai yra žmonės, kurie dalyvauja vienam ar kitam susitikime, jie turi kuo pasidalinti ir jie užima tą karštąją kėdę. Tai čia labai pakviesiu ir jūs pačius, jeigu turite patirties, žinių, galbūt idėjų vienoje ar kitoje temoje, jaučiatės pakankamai komfortabiliai, susisiekite ir pasidalinkite su mumis visais. Taip, tai dabar džiaugiamės, kad vienas iš mūsų asociacijos partnerių, tai yra AI Masters Apps, tikriausiai pažįstate Martyną, jisai organizuoja DEI klubo susitikimus penktadienį, kurie jau techniniai skirti tiem, kas nori konkrečiai automatizuoti vienokius ar kitokius procesus ir suprasti, kaip tai padaryti, tai kviečiame prisijungti, bet taip pat Martynas pasidalino, kad vis dar yra specialus pasiūlymas, tai yra DEI Masters Apps programa ir galite nusiskanuoti QR koduką, čia kairėje pusėje yra ir užsirezervuoti susitikimą su juo, jisai paaiškins, kaip tai
galima pritaikyti jūsų veikloje. Mes patys kaip asociacija esame įsikėlę pasiekti 50%, bent 50% veiklos, automatizuoti bent 50% mūsų veiklos ir AI Masters Apps yra viena iš tų dalių, ką mes pritaikome savo veikloje. Tai jeigu žiūrėjote, gavote naujienlaiškius, kurie išvažiuoja penktadienio rytais, tai jie yra būtent sukurti ir padaryti su AI Masters Apps ir visa ta sistema, kuri valdo tą naujienlaiškį, yra padaryta su AI Masters Apps. Tai tikrai džiaugiamės, nes sutaupo be galo daug laiko ir palengvina visą administraciją ir kūrimą. Turite kažką sukūrę, produktą, paslaugą, galbūt turite įdomius mokymus ir nebūtinai dirbtinio intelekto temoje, tai aišku, čia koncentruojamės daugiau dirbtinio intelekto temą, bet inovatyvų sprendimą, kuris galėtų būti įdomus verslui, įdomus inovatyviam verslui, kuris nori išbandyti naujus dalykus ir ryžtasi tai padaryti. Labai raginame susisiekti su mumis. Čia yra QR kodukas, užpildykite anketą ir galėsime pasikalbėti, kaip mes galime tai pristatyti ir padėti tiems verslams, kurie ieško vienokio ar kitokio sprendimo, kad jūs būtumėt tame, kaip pasakyti, radare, kuris galėtų pasiūlyti vieną ar kitą sprendimą, kad tai jau jis egzistuoja ir su kuo reikėtų būtent pasikalbėti. Tai kviečiame tai padaryti. Labai trumpai, nieko kažko per daug naujo, žinote, kas anksčiau dalyvauja, tai yra mūsų WhatsApp grupė, tai ten tokia bendra grupė, kur jeigu norite apie dirbtinio intelekto temomis padiskutuoti ar paklausti vieną kito klausimą, tai galite tai padaryti. Kažkam galbūt tas srautas yra per didelis, kviečiame pasinaudoti tą Messenger grupę, kur yra pagal atskiras temas ir jau ten prisijungti tik prie tos grupelės, kuri jums įdomi ir aktuali. Na, o kitą savaitę turime kitą svečią, tai labai džiaugiamės, Vakaris, nežinau, kas pažįstat, nepažįstat, bet labai jaunas žmogus, sukūręs labai įdomius sprendimus ir visai pasidalins apie Paperclip AI, tai kitą savaitę taip pat kviečiu prisijungti 7 val. Vakare ir bus šiek tiek daugiau informacijos paskelbta vėliau, bet tikrai laukia įdomus pranešimas. Paskutinę savaitę, kai dar galite padaryti ir aš paminėsiu paskutinį kartą, kad mes kaip nepelno siekianti organizacija, asociacija, esame Galite skirti 1,2% GPM, jeigu matote prasme ir vertę to, ką mes darome, tai deklaruodami pajamas jums tai nieko nekainuos, galite skirti dalį to ir mums. Tai trumpai tiek, prabėgau greitai, tą pirmą dalį įžangą susipažinom šiek tiek, galbūt šiek tiek ir jūs jaučiatės dabar komfortabiliau ir geriau, tai labai pakviesiu dabartis pasidalinti, pasipasakoti, tiesiog prisistatyti, galbūt užduoti kažkokį vieną ar kitą klausimą bendruomeniai, galbūt kažkokį pranešimą turite, ar kažkokį iššūkį, su kurio susidurėte ir norėtumėte sulaukti pagalbos. Ir aš žinau, kaip kiekvieną savaitę šita dalis būna sunkiausia, kai žmonės nesiryžta to pirmo dalyko padaryti. Įsijungti. Tai galite nesijungti ir kameros, jeigu to iš tikrųjų nelabai norite daryti, galite tiesiog mikrofonu, bet būtų labai smagu susipažinti, tai paraginsiu tai padaryti, galite pakelti ten tą rankelę, apačioje matot yra, ir tada po minutę kitą eteris yra jūsų. Gedai, labas. Labas, pradėsiu, kad nebūtų nejauku visiems. Tai aš Gedas Meškūnas, grafikos dizaineris, DAI entuziastas. Su DAI tiesiog susijęs kasdien, nuo ryto iki vakaro dabar. Bandau, testuoju naujus įrankius, savo srityje pritaikau, grafikos dizaine ir ne tik, vibekodinu ir visą kitą, ieškau bendraminčių, todėl esu čia. Džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau tokių klubų ir asociacijų, kur galim prisijungti ir pasikalbėti apie pasisekimus ir nesisekimus, padiskutuoti, tai tiesiog tiek. Ačiū, Gedai, tau, smagu matyti tave. Martynai, taip, tai Martynas galbūt šiek tiek plačiau apie penktadieninius irgi papasakosi, aš neturėjau tiek daug laikos sėdėti. Negirdim tavęs, Martynai? Aha, dabar turėtumėt girdėti. Taip, labas. Aha, sveiki.
Tai jeigu duosi man biškį laiko, galiu ir papasakoti ir apie penktadieninius susitikimus. Žinoma, prašom. Aš pagalvojau, senai prisistačiau, nes spėju, nauji žmonės ateina, galbūt matė, galbūt girdėjo, galbūt niekas iš vis net nežino. Tai esu Martynas, gyvenu Ispanijoje, Valencijoje, su skaitmeniniais projektais dirbu jau 26 metai. Ir AI-us jau taip, kad full time prasidėjo pas mane nuo kažkur 22 vidurio, 23 jau galo ten pilnai. Tai nuo to laiko nebemegojau ir dirbu ties to ir panašiai. Ir penktadieniais dabar turim tokį susitikimų seriją, vadinu ją DIA, arba dirbtinio intelekto automatizacijos, kur mes bandome labiau kalbėti apie tokius praktinius pritaikymus kasdienybėje, kas sekasi, kas nesiseka ir panašiai. Tai turim jau, šiandien žiūrėjau, 114 žmonių toje bendruomenėje, prisijungia apytiksliai į gyvus susitikimus apie 20 žmonių ir turim tokius spotlightus irgi, kur kiekvienas gali pasipasakot, ką kuria ir tikrai labai įdomių projektų parodo, ką suvaipkodina, ką suautomatizavo savo veiklose ar asmeninėse veiklose. Praeitas iki buvo labai įdomu pamatyti tokį labai asmeninį projektą vieno iš nario ir tai mano toks labiau tikslas paskatinti automatizuotis. Šiek tiek tą gąsdinantį dalyką, kas yra ta automatizacija, sumažinti, nes tai iš tikrųjų labai paprastas dalykas, ką mes darėm prieš 15 metų, tik tai tuo metu niekam šiknos nespaudė, bet dabar jau suprantam, kad mūsų verslai, jeigu neautomatizuosis, tai mūsų konkurentų būtinai ir mes būsim kaip ir out of the game. Tai dėl to tas automatizavimo procesas žymiai labiau dabar skaudesnis ir žymiai daugiau žmonių tuo susidomėjo, nors kaip buvo prieš 15 metų, taip lygiai taip pat ir iki šiol reikėtų tą patį daryti, tik tai, aišku, turim naujus įrankius, kurie žymiai pagreitina ir palengvina. Tai aš, Martynas, to užsiemu daugybę metų, jeigu reikėtų kam nors pasikonsultuoti, ar kažkas užstrigė savo proceso automatizavime, galim susisiekti. Ačiū, Martynai. Tai AI Masters Apps, būtent Martynas, apie kurį minėjau, tai čia ir yra Martynas, kuris ką tik prisistatė. Taip, ir AI Masters Apps kaip paketas yra, kurį aš padedu kitiems įsisavinti ir pagreitinti visą tai. Ko, matau ranką Santos. Labas, Santa, girdimus. Labą, dabar klausimas, ar mane matot? Jo, matot. Valanda. Aš gal tave pristatydėsiu, tu pati pristatyk, bet gerai, gal tu pati tada. Taip, prižadėjau prisijungiau. Taip, tai sveiki, mano vardas Santa, šiaip dirbu su Kauno startuolio ekosistema. Tai iš esmės mano darbas yra žinot viską, idealiam pasauliu, žinot viską, kas yra įmanoma, kas yra susijęs su startuoliais, vienaip ar kitaip, ar tai yra startupas, ar tai yra žmogus, kuris domisi kurti startup, ar tai yra studentas, universiteto atstovas, organizacija, renginių kažkoks iniciatorius ir panašiai. Tai plius minus su tokio tikslu aš čia ir prisijungiau, tiesiog susipažinti, kas dar vyksta, kadangi Deividas pas mus jau ne 1 metai lankosi meetupas ir Kaune gyvena, tai aš tikiuosi dar Kaune gyvena šiaip. Tai iš esmės tai yra Kauno vienas iš resursų potencialiems startuolių founderiam. Tai tiesiog prisijungiu pasižiūrėti, kaip kas vyksta. Šiaip organizuoju startuolių meetupus, kurie jau virš 3 metų vyksta, vidutiniškai 100 žmonių suburiam, kur didžiausių Kauno startuolių founderiai kaip Eneba, jeigu teko girdėti, ar PV Cases, Orbio World, Tutotunes, tai jie founderiai dalinasi patirtimi ir paskui vyksta networkingas. Tai vat į AI temą kitą savaitę antradienį Ace Waves co-founderis ir CEO bus Antanas Bakšys. Tai yra AI agentų platforma, atsiprašau už savo žodyną, jeigu jis labai neprofesionalus, nes nelabai gaudausi, skirta pakeisti iš esmės supporto darbą didelėse įmonėse. Tai prieš tai turėjo irgi SearchNote tokį startupą su paieškos sistemomis. Tai va tokie dalykai ir lygiai taip pat paleidom naują renginių seriją dar ir fokusuotą į specifines sritis. Tai AI-us irgi kažkada prieis prie šio taško, dabar kol kas eilėje yra legal ir dabar gegužės 19 bus brandingas ir visas brandingas įmonių. Tai vat, belenką, kas įmanoma su startupui susiję ir visa ekosistema.
Ačiū, Santa. Smagu tave matyti. Kitą savaitę, antradienį, Santa, ką ir minėjo apie startuolių susibūrimus, tai labai kviečiu prisijungti, nes aš pats planuoju dalyvauti. Kiekvienas mėnesio pirmas antradienis dalyvaujate. Jeigu esate iš Kauno, tai labai labai kviečiu sudalyvauti. Tiem, kam startuolių pasaulis yra aktualu, įdomu, turit idėją, turit jau galbūt kažką pradėję, tai ta vieta, kur reikėtų būti, sakyčiau, tikrai. Gerai, ar dar turim, kas nori greitai vieną kitą sakinuką pasidalinti, prisistatyti ir jeigu ne, tai tada pradėsime, jeigu Pavelas pasiruošęs. Neturim. Tai gerai, tada Pavelai gal pradėkime, aš manau, bus paskui laiko po prezentacijos pasikalbėti vienais ir kitais klausimais. Tada sustabdau skaidrės. Taip, tikriausiai matot mano ekraną. Ar pavyksta matyti mano ekraną? Taip, matom. Super. Tai visų pirma, ačiū labai už pakvietimą ir galimybę prisistatyti plačiau, pasidalinti savo patirtim, istoriją ir taip pat duoti laiko pamoderuoti vieną klausimą, kur norėčiau jūsų pačių paklausti, tam, kad daugiau vertės duoti dalyviams, kurie šiandien dalyvauja susitikime, nes labai tikiu, kad kiekvienas iš mūsų tam tikrų momentų prieina šis labai svarbų tašką. Tai paliksiu tą kol kas paslaptį. Taip pat norėčiau padėkoti už tą pakvietimą į EAIOS Mastermind, tą gyvą susitikimą kovo pabaigoje, kur galėjau gyvai pademonstruoti, pasidalinti savo automatizacijom. Nėra tai rocket science, nėra tai kažkas labai didelio, bet kaip džiugu, Davidai, akcentavai, kad pavyko ir tave motyvuoti automatizuoti, nes automatizacija kiekvienas suprantam savaip, iš tikrųjų daug ką galima ir padaryti be techninių įgūdžių ir su mažai pastangų, tai gal labai trumpai šiandien irgi parodysiu. Tai tema šiandien yra nuo smalsumo iki sumanaus pritaikymo, žingsnis po žingsnį. Tai pasidalinsiu savo kelionę. Prieš susitikimą žadėjau, kad pasidalinsiu savo lifehacku su Notebook LM, nes šiaip gailiuosi, kad prisijungiau prie klubo tik dabar, čia tik trečias mano prisijungimas prie klubo, jau 22 susitikimas, nes visiškai pritariu misijai šio klubo ir manau laimime mes visi besidalindami savo patirtim, nes EAIOS yra labai platis sritis ir negali būti ekspertų visur ir aš savęs niekada, manau, ekspertų nepasivadinsiu, nes per daug dinaminė aplinka. Ir manau, mes tikrai galim laimėti pasidalindami viens kitu. Ir irgi labai tikiu, kad nereikia būti ekspertų, kad dalintis tuo, ką žinai. Tai bandysiu šiandien būti pavyzdžių, kad nesu ekspertas, bet kažką mokau, kažką parodysiu. Kai kam tai gali būti labai žinoma, kai kam tai gali kaip tik motyvuoti tą irgi padaryti patiems. Tai kas liečia Notebook LM, tai iškart ir parodau. Tai praėjusią savaitę iš tikrųjų daug žiūrėjau įrašų, ankstesnių susitikimų, bet turėjau iššūkį keliant į Notebook LM, nes dauguma įrašų, kai keliu YouTube nuorodą čia, man įsispjaudus į klaidą, tai mane išgelbėjo šitas įrankis, tiesiog išgooglinau, kuris pakankamai gerai suveikė, tai mesiu į chatą, tai iš YouTube parsisiųsti MP3 įrašą ir tada dedi kaip garsų įrašą ir gali su juo dirbti, tik sekundėlį. Ir šiaip rekomenduoju savo irgi pasidaryti Notebook LM tokį projektą, kurį kelsite šio klubo susitikimo įrašus, nes labai lengva užduoti klausimą pranešėjui, jam netrukdant. Pavyzdžiui, galima parašyti tokį užklausą, kad apibendrink visus pranešėjus, kas jie, kokia buvo tema ir koks pagrindinis patarimas iš tos dalies. Tai nebūtina žiūrėti visų įrašų daug valandų, o per vieną užklausą galim patogiai tos akcentus pamatyti ir jau gilintis ten, kur jums aktualu. Tai taip labai trumpai, tai man tikrai labai padėjo tas. Tai jau jaučiu, kad gal kažkam sutikiau naudos iš mano prisistatymo šiandieninio, nors jo dar nepradėjau. Tai pažiūrėjom. Tai kadangi aš jaučiuosi, kad jūs pažįstu, nes žiūrėjau daug įrašų, bet jūs manęs ne, dauguma bent jau jūsų, tai leiskit prisistatysiu šiek tiek plačiau, nes gan įdomi mano istorija. Aš esu KTU absolventas, kalbėjom apie Kauną, aš šiaip esu Vilnietis, bet studijavau KTU, baigiau informacinį sistemų projektavimą, niekad nebuvau programuotojas, bet šiek tiek prie IT. Tada daug patirties gavau dirbdamas skandinaviškose bankuose, skirtingose IT srityse. IT pozicijose, nuo monitoringo, kai reikia žiūrėti lemputę žalio arba raudoną, jeigu raudoną reikia skambinti adminui, ir jeigu naktį skambini ne tam adminui, tai būna įdomu.
po to Danske bankas mane perpirko. Tai iš tikrųjų šitų skandinaviškų kompanijų, didelių kompanijų bandžiau parsinešti tų gerųjų darbo kultūros praktikų, bet taip pat ir tų, kurių nereikėtų kartot. Žinau stereotipą, kad jie labai mėgsta daryti daug mitų. Taip pat dirbdama šiuose bankuose buvau tarptautinių komandų dalimi tiek Danų, tiek Švedų, tiek Indijai, tiek kur ten savaitėlę pabūt, tai ta darbo kultūra Indijai ir jų pažadai, tai irgi reikia būti su jais atsargesniais. O kai man gimė antras vaikas, išėjau vaiko priežiūros atostogų, tai yra ne mėnesiui, bet ilgesniam laikotarpį, ir tuo metu pradėjau domėtis, ką mano brolis daro su baldų gamyba. Nes jis vienas pats gamina baldus ir kaip aš jam galiu padėti su savo Excel'is, pavadinkime taip. Nes vien paskaičiuoti nestandartinio baldo kainą yra reikalų. Ir taip žingsnis po žingsnio prisijungiau ir negrįžau į didelės korporacijas, prisėmiau riziką, nes turėjom kreditą 30 metų, jau antras vaikas mažas, tai tą sąmoningai pasirinkau, bet tas ir suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir to darbštumo, nes supranti, kiek yra ant kortos, ar ne? Nors planas B visada būdavo, jeigu nepasiseks, grįšiu ten į bankus. Ir kas yra įdomu, tikiuosi neteko jums to patirti su baldininkais, bet stereotipas apie baldininkus yra toks, kad visi vėluoja. Ir tam iš tikrųjų yra milijonas priežasčių vėlavimams. Ir dauguma mažų baldininkų nesusitvarko su pokyčiais kasdien vykstančiais. Tie pokyčiai dėl įvairių priežasčių. Ar tai tiekėjas pavėlavo, ar tu ten sugadinai detalę, reikia iš naujo užsakyti, perdaryti ir panašiai. Ir dauguma mažų nenaudoja kažkokių įrankių, turi viską galvoje ir tam prasideda grandinė vėlavimo reakcija. Tai čia norėčiau irgi pasidalinti tokiais paprastais patarimais, kas mus labai išgelbėjo. Tai įrankis Trello, užduočių valdymo sistemėlė. Tokio tipo įrankių rinkoje yra pilna ir nemokama versijų. Trello irgi pilnai naudojam nemokamą versiją. Labai padėjo komunikacijoje, aiškume ir neturėti arba turėti mažiau situacijų, kai mes nesusikalbam su darbuotojais dėl tam tikro etapo darbo padarimo ar nepadarimo. Netgi naudojam kaip duombazę įrankį Trello tam, kad laikyti projektų medžiagą. Nes kiekvienas darbuotojas telefone labai patogiai randa tą projekto specifikaciją, kurią atspausdinta ten gamybai, tarkim, pamiršo. Kitas dalykas, kuris labai padėjo, tai Ganto diagrama projektų valdymui. Būtent su tuo tikslu, kad matyti į priekį, kiek mes esame apkrauti ir kokį terminą žadėti klientam. Nes tų baldininkų dėja iš galvos visiems sako 2 mėnesiai, jeigu 10 klientų vienu metu pasakys 2 mėnesiai ir po to prasideda nuotykiai. Tai Ganto diagrama leidžia tą valdyti. Kas įdomu apie Ganto diagramą, tai siunčiausi gal kokius 5 apps, kurie turi Ganto diagramą, bet visur kažko man pritrūkdavo. Tai aš grįžau prie to negražaus Google Sheet'o, bet funkcionalaus ir lankstaus, nes ten savo formulių pagalba gali susikurti tai, kas būtent tau yra naudinga. Tai irgi toks patarimas, kas ten dirba su projektų valdymu ir jeigu jums trūksta kažko populiariuose appsuose, tai pasidomėkit Ganto diagramo šablonais Google Sheets'uose, nes ten galite plėstis. Su ChatGPT labai greitai tą padaryti. Kas irgi labai įdomu baldų gamyboje, kad iš bankų, iš Agile atsinešiau story pointus. Tai yra projekto sudėtingumo matavimo vienetą. Nes mums buvo sunku matuoti, kiek darbo į priekį mes turime, nes negali matuoti pagal pajamas, nes projektas projektų nelygu kažkur iš labai brangios plokštės užsakė kažkur iš pigios, tai kaina tai tikrai nėra matmo. Kvadratūra plokštės irgi ne variantas, nes projektas yra lengvesnis, sudėtingesnis, tai mums padėjo story pointai iš Agile. Mes pačioj pradžioje buvo sunku, atspirties taškas, nuo ko mes pradedam, bet po to eigoje darbo kiekį vertinam labai greitai, nes nauja virtuvė buvo panaši į kažkuria jau anksčiau iš įvertintų virtuvių ir išdiskutuotų su komanda. Tai kas turi tokių vertinimo iššūkių, tai rekomenduoju pasidomėti story pointais. Ir sutapimas ar ne, bet kai išėjo ChatGPT pasaulyje, pradėjau jo domėtis, iš pradžių naktim, nes dienom nebuvo kada. Ir formulės kurt su ChatGPT savo Google Sheet'am, ten milijoną formulių turėjau. Po to pavyko ir automatizuoti kai kuriuos žingsnius su AppScript'u jau, ne formulės AppScript'as, tai irgi gal daug žmonių nežino, kad jau galima rimtesnės automatizacijas, santykinai rimtesnės, padaryti tam pačiam Google Sheet'e.
ir 24 metais nepavėlavom nei vieno projekto. Tai vat IT įgūdžiai, prieinami IT įrankiai be investicijų leido iš tikrųjų turėti labai gerus rezultatus baldų gamybai. Tai po to pradėjau pats eiti į mokymus dirbtinio intelekto, nes įsimylėjau šitas galimybės. Mokymasi matau, kad aš jau daug ką žinau ir tada pagalvojau, o kodėl aš negaliu pradėti dalinti savo žiniom. Vėlgi, nesu ekspertas, bet kilo tokia mintis ir pasidariau eksperimentą daugiau nei prieš metus. Pasikviečiau savo pažįstamus verslininkus iš 2 verslo klubų gyvai ir padariau jam dienos mokymus. Ir man tai buvo didelis testas, ar eiti šiuo keliu, ar nusiraminti ir nebeeiti. Tai sakė kolegos, vertės yra, eik. Tai va, taip natūraliai ir grįžau į IT sritį, tai mokymus tiek atvirus pradedantiesiem, tiek vidinius įmonėm, kartais ir workshopo formatu jau vedu. Taip pat konsultuoju įmonės IT klausimais, bet tai, sakykime, būtent tai Trello, ne užduočių valdymo, projektų valdymo arba pagal poreikį, ypač daug Google Sheets'uose jiem programuoju, pavadinkime taip. Tai reiškia, per trumpą laiką su ChatGPT pagalba išsprendžia Google Sheets'uose jų problemą. Ir aš labai gailiuosi, kad ChatGPT neišėjo pasaulio prieš keletą metų anksčiau, nes būčiau sutaupęs labai daug savo gyvenimo laiko, nes aš daug naktų ir savaitgalių praleidau googlindamas reikiamas formulės Google Sheets'uose. Dabar, jeigu tu gerai iškomunikuoji ChatGPT ar kitam DAI, ko tau reikia, tu gauni tą sudėtingą formulę, kur jau nereikia gilintis, kaip jinai veikia, nukopijuoji, paistinį, jeigu veikia liuks, jeigu neveikia, tada jau gilinsi. Ir irgi pirmas patarimas, pirmas dalykas, ką aš darau, jeigu man neveikia, aš perskaitau pats savo promptą. Ir dažnai gali čia pritrūkti mano kažkokio žodžio, kurį mintyse aš turėjau, bet jo neparašiau. O žinodamas, kaip veikia didieji kalbos modeliai, kiekvienas žodis turi reikšmės rezultatui. Na ir įsimylėjau automatizacijas jau su NI10, tai prie to prieisiu šiek tiek vėliau. Dar turiu paminėti savo ekstra mylės, nes iš gyvenimo bandau spausti daug ir dalintis savo įgūdžiais. Tai skautuose užaugau, virš 20 metų skautas, dabar jau mažiau aktyvus dėl kitų prioritetų, bet teko būti ir viceprezidentų, ir prezidento organizacijai, kuri vienyje dabar 700 narių, tai tikrai yra ką veikti. Ir būtent skautijoje aš N metų dariau visokius mokymus, tam nuo viešo kalbėjimo, laiko planavimo, be abejo neatlygintinai. Tai man tas perėjimas į DAI, į mokymus pradedantiesiems, taip iš tikrųjų gavosi labai natūraliai. Mano tas backgroundas techninis iš universiteto, patirtis didelėse kompanijose, patirtis labai mažoj šeiminiai įmoniai. Mūsų įmonė nebuvo didelė, ten iki 6 žmonių, bet tie iššūkiai tikrai yra panašus, tiesiog skalė yra kitokia ir tie mokymai skautams. Tada buvau verslo klubo BNI aitvaras ir viceprezidentų ir prezidentų, tai yra klubas šiuo metu vienijantis virš 50 verslų, vis dar ten esu kaip kito roliai, jeigu kam aktualu BNI, tai po susitikimo kviečiu susisiekti, papasakosiu plačiau. Ir jau antrą kadenciją esu Lenkiško verslo forumo Korona prezidentu. Irgi klubas vienijantis virš 40 verslų, tik susitinkantis jau ne kas savaitę kaip BNI, kas mėnesį, čia labiau tokia irgi bendruomenė su savo vertybėm. Tai kaip matot, daug veikiu. DAI tam padeda, o čia yra mano motyvacijos ir energijos šaltinis, nes būna sunkiau, tiek jėgų prasme, tiek moralinė prasme, tai yra tos priežastys, kurios man suteikia jėgų, tai mano šeiminėlė ir be abejo gamta, kurią labai mylim. Labai patinka man šitas paveiksliukas, nes jis atvaizduoja šio laikinį pasaulį ir jaučiuosi būtent šito vyruku iš kairės pusės, kuris bando suteikti galimybę žmonėm pasimatuoti tos apvalesnius ratus. Tai yra tie prieinami įrankiai, bet didesnių investicijų, kurie gali duoti vertės ir kurių pagalba galima važiuoti šiek tiek greičiau. Ir tą mano veiklą aš priimu kaip misiją iš tikrųjų, nes viena iš priežasčių, kodėl aš pradėjau tą daryti, pamačiau tokį atotrūkį didėjantį tarp žmonių ir besivystančių technologijų. Ypač DAI pasaulis nelabai bėga į priekį ir žmonės, kurie neskiria laiko domėjimuisi, tai atsilieka. Ir ypač kaip šiandien atrodo Gedas pasakė, ar kažkuris iš jūsų verslo pasaulio, jeigu nepradėsim domėtis, testuot, tai konkurentas pradės ir mūsų aplenks ir liksim nuo šaly ir po to bus per vėlu. Tai galite irgi pastebėti, kad tokių lektorių atsiranda vis daugiau, tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jo atsiranda, nes matau
tą gapą, kuris didėja ir mums reikia padėti žmonėm aplink tą gapą, tą atotrūkį mažinti, kad jie turėtų naudos ir nebūtų atsilikę, tai pavadinkim gal negražiai. Ir aš irgi matau, kad tas sveikas DAI naudojimas jau tampa toks naujas kompiuterinis raštingumas. Reikia suprasti jo galimybės, bet ir rizikas, ypač kas liečia haliucinacijas ir kaip tas rizikas valdyti. Tai irgi džiugu prisijungti prie šito klubo, nes irgi tikiu padėsit man aukti, o aš iš tavęs bandysiu irgi duoti vertės, kiek tai leidžia mano kompetencija. O dabar, kai tenka man daryti pranešimus apie DAI, tai bandau būti lankstus ir sužinodamas, kokia yra auditorija ir kokia jos patirtis ir lūkesčiai, tai irgi esu paruošęs mažą kelių klausimų klausėlę, tai būčiau dėkingas, jeigu arba išsitrauktumėte telefonus ir nuskanot QR kodą arba naršyklį įvesti menti.com ir šitos skaičiukus ir greitai atsakyti ten į keletą klausimukų. Man tai leis suprasti šiandieninės auditorijos tą patirtį lūkestį, kas liečia daugumą. Aš aišku įsivaizduoju jūsų klausimus į daugumą atsakymų, bet norėčiau įstikinti. Ir ypač paskutinis klausimas bus ten nemažai tokių potėmių, kur mes galėtume diskutuoti. Tai ten jau žiūrėsim, ar šiandien liks laiko jiems, jeigu taip, tai paliesim, jeigu ne, tai manau, čia gera špargalkė kažkada ateityje grįžti prie šitų klausimų, nes tai aktualu daugumai auditorijos. Tai kviečiu jau atsakinėti, aš luktelsiu keletą sekundžių ir tada eisiu per rezultatus. Atsiprašau, kolegos, o sakykit, jums matosi visiems teisingai tie atsakymai, nes aš pirmą matau, penktą matau, o vidurinį man nerodo, čia gal aš neteisingai nuskenavau ar kažkokia techninė bėda. Visiems viskas ok? Taip pat čia tikriausiai yra mintis, kad nuo nieko nenaudoju iki labai naudoju ir ten tarpinį variantą. Aš laukiu įrašų, galvoju pasirinkimų bus. Teisingai gada, čia savo nuožiūrę ten primikti. Nereikia čia labai imti šildį kiekvieną raidelę, čia tokia greita apklausėlė. Joks, matau, daug prisijungia, labai gerai. Tada po biškį judėsim. Čia biškį nustebinot, nes kiek teko žiūrėti įrašus, toks jausmas, kad aš esu tarp šitų, o jūs dauguma šitų, bet aišku, matyt, pranešėjai labai išsiskyrė ir tie aktyviausi nariai. Bet matau, kad turime daug narių, kurie dar yra pakeliui į pasaulyje, tai labai svarbi žinutė iš tikrųjų. To ir tikėjausi. Dauguma naudoja kasdien, didelė dauguma, tai modelis. Tada prompt engineeringas, irgi taip ir tikėjausi. Kas liečia asistentus, ok, čia irgi gera žinutė. Čia iš įdomumo dėlės, kai vedu atvirus mokymus pradėdėsim, tai netgi tie dalyviai, kurie registracijos formai pažymė, kad turi mokamą ChatGPT naudojasi kasdien, bet dauguma iš jų arba nėra girdėję, arba nesupranta, arba nenaudoja asistento. Tai matau didelį potencialą tokiem dalyviam greitai pasiekti tą low hanging fruit, žemai kabantį vaisių, be papildomų investicijų kurti savo asistentus, be programavimo žinių, tiesiog parašys keletą loginių sakinių ir jau taupyti savo laiką. Įrankis Perplexity, kodėl klausiu, nes jeigu pastebėjau, kad daug žmonių jau informacijos ieško ne Google, bet tam pačiam populiariausiam vis dar ChatGPT, o tikriausiai dauguma žino, kiek jisai haliucinuoja. Tai Perplexity būtent yra tas įrankis, kuriame geriau ieškoti informacijos internete. Visų pirma, kad jis yra kūrimas, kad kokybiškiau ieškoti informaciją internete. Jo neprašant, jis pateikia šaltinių sąrašą ir dar palyginus nesenai atradau, kad ten gali pažymėti atsakymo dalį pelite, iškrenta toks mygtukas meniu check sources, paspaudė ir tada jis iš dešinės pusės parodo tik keletą šaltinių, iš kurio paėmė būtent tave dominantį klausimą. Tai gerokai patogiau verifikuoti tos svarbią informaciją negu ChatGPT, tai labai rekomenduoju.
Notebook LM'as, čiku, kad dauguma naudoja, tai čia tada nesustosim. Šiaip žaviuosi jo vystymasi ir džiaugiuosi, kad tai yra Google produktas, o ne kokių kiniečių iš informacijos jautrumo rizikos pusės. Galima ten įkelti savo kokį Exceliuką Google šito pavydalu ir vieno mygtuko paspaudimu klausytis analizės, negu bėgiot per sausus skaičius. Gamma APP, tai yra prezentacija, vienas iš populiaresnių įrankių, kur irgi neturint daug laiko galima greitai sugeneruoti prezentaciją arba puslapiuką. Irgi per API galima jį pajungti ir automatinį procesą. Ir šiandien norėčiau sužinoti daugiau apie, labai pasiskirsta balsai ir 9 automatizacijos. Čia tikriausiai daugiausiai dalyvių tie, kurie penktadienį renkis, aš dėja dar ten nebuvau irgi labai giliuosi. Manau, irgi labai ten daug verties, ypač iš automatizacijos ryties. Tai manau, jeigu liks laiko, paliesim ir šitą dar gal spėsiu kažką pademonstruoti. Ačiū labai už jūsų atsakymus ir Davidai pasidalinsiu su šitais rezultatais vėliau su tavim. Grįžtam prie pagrindinės prezentacijos ir trumpa mano kelionė, žingsnis po žingsnio su DAI. Tai kai ten, ne iškart kai ChatGPT išėjo pasaulio, bet biški vėliau, irgi kai jungi pirmą kartą tą langą, nežinai nuo ko pradėti, tas yra jausmas, visi apie tai kalba, o tu nežinai nuo ko pradėti, tai jungi tą juodą arba baltą langą ir ką čia įrašyti, tai nežinau nuo ko pradėti, tai tokia buvo mano panaši pradžia. Klausiant bet kaip, tik po to supranti, kad reikia mokėti užklausti, nes atsakymo kokybė labai priklauso nuo klausimo kokybės. Ir kas man labai padėjo, būtent tas ChatGPT, tai kuriant daug formulių mano Google šitam, tai tikrai čia buvo ir vis dar yra didelė vertė dabar klientams darant šitos sprendimas. Sekantis žingsnis tai jau automatizacijos tuose pačiose Google Sheets'uose. Koks čia privalumas yra, kad tu gali automatizuoti tam tikrą savo procesą ir jo vykdymo metu neįti į dirbtinį intelektą iš duomenų jautrumo pusės. Tai čia irgi svarbu suprasti. Pavyzdžiui, vienam klientui padariau irgi tokį sprendimą paprastą. Jis dar neturi ten rimto savo CRM ar apskaitos programos, tai kas mėnesį jam reikia apie 60 faktūrų tom pačiom įmonėm išrašyti, gal tai su tam kitom sumom paimam tai įmonių sąrašą, pakoreguojam sumas, jeigu reikia, ten patogiai rašom datas, paspaudžiam mygtuką ir tada kiekvienam įrašui pagal dokumentą šabloną jisai parašė PDF ir prasiunčia savo į Drive. Ir tą visą tą galima padaryti apskripto viduje, nereikia dar jokių N8 arba Make. Tenkinis mano žingsnis buvo tai jau asistentai GPT ir gimęs iš poreikio, dar dirbau baldų gamyboje, tai ne visiems iš mūsų su gramatika yra ir tai yra bet kai rašai laišką klientui, norisi, kad jisai turėtų mažiau klaidų, tai sukūrėm labai paprastą asistentuką, kad tiesiog ištaisytų mūsų klaidas. Čia įdomybė buvo instrukcijai, kad jeigu tavo laiške yra klausimas, tai jis kartais pradėjo atsakinėti tą klausimą, o ne taisyti tavo klaidas. Tai ir tokį dalyką instrukciją reikia prašyti, kad jeigu ten tekste yra klausimas, tai neatsakinėk, o tiesiog ištaisyk klaidas. Tai vien toks paprastas asistentas toliau yra naudojamas mano buvusių kolegų ir duoda naudos. Kita įdomi vieta instrukcijoje, kad duodamas atsakymą, tai yra tą pataisytą tekstą, nieko nerašyk prieš ir nieko nerašyk po, nes kas dirba su ChatGPT žino, kad jis mėgsta pasakyti, štai tavo pataisytas tekstas ir galia, ar tu nori dar kažko, ne? Iš tikrųjų tai trukdo, o tada labai patogiai galima ten copy mygtuką paspausti ir nukopijuoji visą atsakymą. Sekantis žingsnis buvo įdomesnis asistentas, kuris atsakinėja į dažnai užduodamus klausimus, tai yra Dukas. Ir dar sekantis žingsnis tai tokio Duko integravimas su Google Sheets'ais, tai yra ChatGPT sujungimas su jau išorėje esančių įrankių. Kodėl? Nes tokį lokalų Duką galima pasidaryti, tai tu ten PDF-o ar ten Docso formatu įkeli į asistentą tą klausimų ir atsakymų rinkinuką, bet jeigu tas failas tavo dažnai yra keičiamas, tai tu pavargsi po to naujinti tą failiuką. Tai galima suintegruoti su išorėje esančiu Google Sheet'u, ten yra vienas stulpelis klausimas, kitas atsakymas ir kai tik papildai naują eilutę savo naujų klausimų atsakymų, iškart asistentas mato, tai yra labai patogu. Labai trumpai gal galiu pademonstruoti, kaip toks asistentas
veikia. Tai vienas klientas tą sėkmingai naudoja. Tarkim, jisai iš kliento įmeta tokį laišką. Čia tiem poreikiam, kai tu dar nekuri rimtesnių automatizacijų, o įdėjęs nedaug pastangų gali susikurti asistentą, kuris tau taupo laiko. Tarkim, gavo į savo pašto dėžutę tokį laišką iš kelių klausimų, ar siuvate džemperį pagal užsakymą, ar tik tai, ką matau jūsų e-shop'e, o jeigu man dydis netiks, kaip grąžinti, ar yra galimybė pasisekti, vykti pasimatuoti prieš perkant. Tai tiesiog įkelia ir spaudė enter. Jis pagal instrukcijas turi suprasti, kokie čia yra klausimai, tada su kiekvienu iš jų nueiti į mano Google Sheet'ą ir ten klausimų atsakymo kolekcijoje rasti atsakymą į tą atsakymą laiško dalį ir grįžti ir sugeneruoti visą gražų atsakymą pagal tavo logiką. Tai ir vardą pasiima, nes instrukcija yra, jeigu apačioje yra vardas, tai jį pasiimk. Ir ten visada pasirašyk linkėjimą, kad Profession komanda ir tada tau reikiamų stiliumi sugeneruoja tą gražų atsakymą į visus klausimus. Tai labai patogu. Kas čia svarbu, kad jeigu neranda klausimo tavo duke, tai kad neieškotų internete ir nehaliucinuotų, o pasakyt, kad tada parašyk, kad ten susisieksime. Tai apribojimą tokį padaryti. Žiūriu ir laikrodį ir matau, kad užsikalbėjau. Labai man norisi jūsų vieno dalyko paklausti, tai lėksi toliau. Taip, gerai, Maikas. Nežiūrėkim. Sekanti mano etapo dalis automatizacijos, tai pradėjau nuo Maiko, labiau user-friendly negu jinai ten, bet savo UI-aus labiau intuityvus, bet kai nusprendžiau rimčiau gilintis automatizaciją, tai protingi žmonės sako, kad reikia domėtis Naitenu. Tai pradėjau Naitenu domėtis. Pradėjau nuo tokių žaidimų, kaip pavyzdžiui balsu diktuoju kažkokią užduotį, bet važiuoju automobiliu, negaliu rašyti, mygtuką paspaudžiu, įrašau balsą, nes tuo metu tavo auksinė mintis arba prisiminiai, ko nepadarėjai, reikia kažkur užsirašyti, tai balsu diktuoji tą chaosėlį, o jis tą chaosėlį perdaro į tasko pavadinimą ir ten kitą dalį deda į descriptioną. Ir iškart įkelia užduotį į tavo užduočių lentą, kur grįši po to prie kompo ir jau susitvarkai. Tai nuo tokių pasižaidimų, iki kur dabar klientams kuriu, tai kai integruoja jau keletą sistemėlių į vieną procesą, tai nuo sąskaitos gavimo į paštą, jos įkelimo į Drive'ą, įkelimo į nuskanavimo, įkelimo į Sheets'us ir po to įkelimo į apskaitos programą, pavyzdžiui, į Taxes. Ir tas žingsnis po žingsnio, beje, noriu labai akcentuoti, kad tas žingsnis po žingsnio, tai būtent mano visame kelyje labai padeda šitą užklausų formavimo techniką, naudojant žodžius žingsnis po žingsnio, nes kartais čia GPT atrašo taip konkrečiai ir aiškiai, bet man tai yra nesuprantamai, tada jam sakau dabar paaiškink tą patį paprastai ir žingsnis po žingsnio. Tai tas žingsnis po žingsnio man yra auksinė technika ir norėčiau, kad irgi įsimintumėte savo kelyje, kokiu įrankio besimokintumėte, labai padeda detalizuoti tą jo instrukciją ir tau tai reikia sekti, ką jisai sako, jeigu nehaliucinuoja. Tai tikrai auksinė taisyklė. Bet kelias nėra labai paprastas. Ir va čia yra ta pagrindinis paveiksliukas, apie kurio pagrindą norėčiau su jumis padiskutuoti, šiek tiek paklausti jūsų patirties. Tai pradėsiu savo pavyzdžių ir prašau dabar jūsų įsivaizduoti savo kelią į pasaulį su gal tam tikrų įrankių iš jūsų srities ir ar ta kelionė yra panaši ir atsakyti savo, kur jūs dabar esate. Tai būtent yra ta vieta, kur aš tikiu, kad netrukus jūsų patarimai gali padėti daugelį šiandien dalyvaujančių narių arba po to žiūrinčių įrašą, kai jie pasieks tą svarbų labai momentą. Tai nuo ko prasideda ta kelionės pradžia? Kad mes matom, žiūrim YouTube filmukus, kaip ten viskas paprasta. Bet aš kaip pavyzdį pasiimsiu savo kelionę Naitenu. YouTube žiūri, viskas ten ledas, tik kaip puzlis, dėliok tą dėlionę ir ten spaudi mygtuką, viskas važiuoja, tik geri kavą ir mėgaujasi. Tai toks optimizmas pilnas ir pasitikėjimas. Nes YouTube filmuke viskas paprasta ir ten trumpai ir greitai. Kai pradedi čiupinėti, tu jau tampi ne informuoto optimisto, o informuoto pesimisto, informuoto, nes tu jau pradedi domėtis, kaip tą reikia daryti ir pesimizmas atsiranda, nes ne taip ten viskas paprasta kaip YouTube filmuke. Ir dėkit laiką, prašau, jeigu teko jums patirti tokį jausmą. Norėtųsi žinot, kad aš nesu vienas, o ačiū labai. Ir
Ir, pavyzdžiui, ten kelyje credentialai, ne, tai yra tie prisijungimai, tai API raktai, kad galėčiau ten prisijungti, ypač Google. Kažkodėl po 7 dienų po savaitės jie nusimuša, pasipila klaidas, ar ne, panika. Ir reikia aiškintis, kodėl neveikia. Ir kiti ten techniniai niuansai. Ir vėlgi patarimas, ChatGPT labai padeda šitame kelyje, tiesiog padarai ten klaidos print screeną įkeli, netgi specialiai asistentuką pasidaręs esu, kad tu esi ten ekspertas, ten išanalizuok, pateik ten saugų, efektyvų ten sprendimą, tam tikrai mano klaidai ar klausimui. Tam, kad kiekvieną kartą, kai keliu ChatGPT, nereikėtų rašyti to paties. Tai va, pasirodo, kelias yra nerožėmklotas, ne taip kaip YouTube filmuke. Ir eina dar giliau, atsiranda abejonės, prasmės krizė, ar iš tikrųjų verta eiti to įrankį keliu, nes gal čia tiesiog hypas ir ne man. Ir čia yra tas momentas, kur netrukus va jūsų paprašysiu pasidalinti savo patirtim, kas jau yra praėjęs šitą momentą, nes tuo metu tu sprendi, arba aš metu tą įrankį ir einu kitų įrankių domiuosi, arba aš sukandęs dantis bandau pralaužti ledus šio momentu. Ir tikiu savim, tikiu įrankiu, tikiu ateitim. Tai man kas čia labai padėjo iš tikrųjų pradėti automatizuoti kažką, kas duoda naudą man pačiam. Nes kai aš žaidžiau su šablonais, jeigu n8.com nueisi, ten kokie 8-9 tūkstančiai šablonų yra workflow, su jais žaidėjai, ten veikia, bet neturi to malonumo, motyvacijos ir naudos. Kai tik pradeda automatizuoti savo nors paprastus dalykus ir jie tau nors kažkiek laiko sutaupo, padaro už tave, tai va čia didėja motivacija judėti priekį. Tada prisijungiau prie Nate Herc, gal teko tikriausiai girdėti prie jo mokamos School bendruomenės. Irgi kaip aš ten patekau labai trumpai, jis buvo paskelbęs 14 dienų tokį mokymų ciklą, iššūkį už $99 ir sako, jeigu padarysi ten 3 projektus jo metu, aš grąžinsiu jums jūsų pinigus. Tas mane nupirko. Tai per tas 14 dienų buvo labai intensyvu, padariau tos 3 projektus ir galvoju, grąžinsiu pinigus, o jis tada sako, žiūrėk, vietoj grąžinimo duoda tau didelę nuolaidą prisijungti prie mano mokamos bendruomenės. Pagalvojau, jeigu aš noriu eiti iš to keliu automatizacijos, tai man apsimoka. Tai nupirkau $610 metinę narystę, prieimą prie dar daugiau mokamosios medžiagos kokybiškos. Dabar man tik trūksta tų valandų paroj, kad aš ten viską galėčiau mokintis jos pagalba. Čia irgi prie progos, kam aktualus n8n įrankis arba Claude Code'as, jis dabar pereina kaip tik prie Claude Code'o labai. Tai Nate Herc'o tas pats dėstymas ir tempas man labai tiko, nes ten nereikia žiūrėti valandos filmuko, kad turėtų 5 minučių vertės. Aš ten netgi dažnai pauzę statydavau, arba pakartodavau, kad spėt pagal jo mintis. Tai labai tai trumpai ir aiškiai iš tikrųjų labai naudingai, tai rekomenduoju. Ir jeigu mes pralaužiam šitos laidus, tai tada jau turim naudą, vertę ir motivacija kyla eiti toliau. Ir tada jau testuojasi ant savęs, o po to jau gali žiūrėti, ką tu ir kitiem klientam gali pasiūlyti. Tai čia pasižiūriu į savo Trello špargalkę jam leidus, kad norėčiau akcentuoti keletą patarimų. Tai vėlgi tas žingsnis po žingsnio. Rekomenduoju automatizuojant nedaryti iškart labai didelio sudėtingo sprendimo su agentais, nes agentus irgi galima kurti n8n aplinkoje, o pradėti nuo tų mažų žingsnis po žingsnį. Tada, kaip minėjau irgi tą Nate Herc'ą, tai rekomenduoju jums susirasti jūsų srityje. Čia jau nekalbu apie n8n, bet tą lektorių, tą kanalą, žinių ar mokymų kanalą, kuris yra priimtinas jums. Jo stilius, jo tempas, pats turinys ar jo kokybė jums atitinka. Tas labai padeda tada eiti kartu su juo. Tada man pradžia buvo sunkiai, šiaip biškai grįšiu nuo n8n dar atgal su DAI pasaulyje, nes dienos metu ir dar buvo valdų gamyba, operaciniai darbai nėra kada. Tai mano pradžia buvo nuo 22 valandos vakaro, kai šeima užmiega, sustoja pasaulis, kaip aš sakau, tai buvo auksinės valandos. Bet čia irgi patarimas tiem, kas neturi laiko domėtis AI, testuoti jį, tai pradėti bent jau po 15 minučių, bet kasdien ir ta disciplina leidžia jums įdėti priekį, nes kai jums pavyks kažką automatizuoti, sutaupyti savo laiko, tai su ramia sąžine galėsite skirti ir daugiau laiko. Tada, kas liečia n8n, tai ir tos 8000 šablonų,
Tai vėlgi aš labai mažai ten iš jų esu išbandęs, nes man daugiau motivacijos ir vertės duodavo labai paprasti maži sprendimai, kurie man yra naudingi, negu super veikiantis kažkoks šablonas, bet kas man su juo daryti. O laiko užtruks, kol aš ten pasileisiu su visais prisijungimais. Kas irgi labai įdomu, tai labai kovoja su savo perfekcionizmu. Norisi tobulo sprendimo, kad viskas be klaidų veiktų numatyta visiems gyvenimo atvejams, tai žinokit ne. Irgi patiko vieną iš ankstesnių pranešėjų tas patarimas, kuo greičiau šipinti, gal ne produkciją, bet ant savo pažįstamą, gauti feedbacką, žiūrėti kaip veikia ir learning by doing, ne šlifuoti iki tobulybės. Tada irgi įdomus momentas buvo dėl naujienų visokių, o ypač ten. Kaip išėjo pasaulio toks Cloud Code'as ar OpenClaw, kur tu supranti, kad su kitais įrankiais, su vienu promptu kažkas gali sukurti visą tavo workflow, prie kurio savaitę dienom sėdi, tai supranti, gal kam man mokinti šitoje ten. Iš tikrųjų įdomus momentas buvo. Bet po to nusiraminau, nes kai aš darau tą rankutėm, taip man ilgiau užtrunka, bet aš labiau valdau, kas vyksta ir aš labiau jaučiu tą atsakomybę, kaip jisai veikia ir kaip aš jį galiu tam paredaguoti. Ir dar toks patarimas, kas liečia automatizacijas, ko mažiau AI-aus procese, to stabiliau veikia procesas. Manau, patyrę automatizuotojai tam pritars iš patirties. Taip. Ir dar toks patarimas neprisirišti prie paties įrankio, kaip NITENas. Irgi vienas iš pranešėjų lygtais tą akcentavo, nes šiandien NITENas, rytoj bus kitas įrankis grubiai, bet pats mąstymas, kaip dėlioja, kaip automatizuojasi procesai, jie bus labai jau naudingas ir po to greitai prisiderinsite prie naujo įrankio. Žiūriu ir laikrodį ir vėl įsikalbėjau, tai dar porą žodžių tik iš manęs, vieną skaidrę parodysiu. Nešokti iškart čia jau portale. Turim savo kasdieninę tą komforto zoną, kur mes kažką mokam, savo ramiai dirbam. Ir sekantis žingsnis tai yra rekomenduojamas augimo zona. Tai paimti nedidelį challenge, eksperimentuoti, testuoti, realizuoti, bet nešokti iškart į kosmosą. Man pavyzdžiui, čia GPT nešokti prie ten kokio OpenClaw, ten agentai, kurie daro kosmosus, nes bus biški panikos, aš manau. Bus spėliojimų, nesupratimo, kodėl taip veikia. Irgi tenka girdėti, kas dirba su tokiais agentais, kai tu taisai vieną klaidą, atsiranda kita klaida eigoje ir ten pradedi panikuoti ir demotyvuotis ir viską mesti. Tai žiūriu į laikroduką, save jau pristabdau, labai prašyčiau jūsų pasidalinti jūsų patirtimi būtent šitame momente, jeigu teko tokį jau patirti, tikrai tikiu, kad kažkam teko. Kas jums padėjo nuspręsti, kad nemesti įrankio, o kažkaip perlaužti šitą momentą. Ir aš labai viliuosi, kad tas mūsų patarimai kažkam gali ateityje būtent išgelbėti šitą situaciją. Arba atvirkščiai, gal būtent sprendimas mesti ir yra ir geras. Tai gal irgi kažkas, jeigu turėjo tokią patirtį, tai labai kviečiu pasidalinti. Prašau, Martynai. Pagalvojau, kad reikia pramušti ledus, tai žiūriu tą schemą, tai mano klausimas gal būtų kitas, kiek kartų šitą ciklą reikėjo jau pereiti. Tai aš turbūt jau nesuskaičiuosiu. Dabar pastebėjau tik tai, kad greitis turbūt to ciklo didėja ir bent kas 2 mėnesius, gal kartais net sakyčiau jau 1,5 mėnesio tas ciklas praeina. Ir buvau čia visai neseniai toj 4 zonoj, kažkiek šviesiau, link 5 vėl judu ir panašiai, bet ta prasme tikrai šitas ciklas kartosis ir aš net kartais sakau, žiūrėkit, jeigu nėra tam potraukio, nekankinkit savęs, nes net man yra potraukis ir aš vis tiek kankinu save, tai aš dar įsivaizduoju, jeigu tai dar neįdomu kažkam daryti ir sudėtinga ir taip toliau, tai galbūt nėra taip lengva. Aš bandžiau skaičiuoti, kiek, tarkim, pačiam NITENe praleidau valandų, tai virš 4000 ir su paskutiniu projektu
tiesiog nusprendžiau nedaryti NITN, kaip dalinai dalį automatizacijų NITN, nes ten reikia kontrolės, kaip pats Pavelai minėjai, kad mėgsti kontroliuoti ir ten reikia kontrolę turėti tiesiog žmogui. O kitą dalį tiesiog susiprogramavau. Ir šiaip su Lovable, kadangi dirbu ir dar savo sistemą pasidaręs, tai daug buvo paprasčiau pasidaryti, nes logika buvo tenai, kaip aš vadinu, 7 lygių logika, kurioje jau žmogaus smegenys jau pradeda nebeveikti. Ir pagalvojau, gal kam aš čia save kankinu, duodu AI, tegul bando ir padarė viską ten, optimizuoja, susinchronizuoja ten tarp kelių sistemų, kai darbas vyksta, tai yra jisai sudėtingesnis negu ten tarp 2 sistemų kažką tai padaryti. Tai va, tai aš manau, kad šitą ciklą tikrai labai geras pastebėjimas, niekad gal apie jį negalvojau, bet aš labiau rutuliuką žiūriu, kad tu visada suki ir kiek tu ten nubėgsi, tik tai kiekvieną kartą ta kelionė vis gal greitesnė, lengvesnė, naujesnė, šviežesnė ir su naujais žmonėm. Net Herka irgi labai seku, man jis turbūt vienintelis, kuris irgi jo būtent būdas, kaip jisai pateikia informaciją, labai patinka. Iš visų, nežinau, ten kiek 15 jų yra, kuriuos ten seku. Tai jo, nežinau, čia mano tokia patirtis. Aš sakyčiau taip, kai atsidurėt 4 zoną, dėl to ir padariau DI automatizacijų grupę, ateikit, pasišnekėsim, nėra taip viskas blogai, ateina naujas rytas, nauja savaitė ir vėl galim pakilti į 5 zoną ir pradėti viską iš naujo. Super, labai smagu tą girdėti, ačiū labai už pasidalinimą ir konkretų jau sprendimą, kaip su to kovot, prisijungti penktadieniais, kas liečia automatizacijas, ar ne? Bet tas ciklas galioja, kalbant ne tik apie automatizacijas, o tas pats čia GPT, ne? Jau Visur. Neveikia, arba kitą dieną Klodas šaukė, jis dabar geriausias, nes išleido savo update, ne? Man buvo pradžioj nefainas jausmas, kai tik nusipirkau čia GPT tą mokamą planą pirmą ir po savaitės išleidžia Klodas savo update, pasaulio šaukė jis geriausias, bet aš tada jaučiausi, čia bloga investicija, nesvarbu, kad 20 €, ne? Bet morališkai iškart kritimas. Bet irgi bendras patarimas, tol kol įrankis jums duoda naudos, tol it's okay ir nereikia gainytis visokių hypų, nes ten gali būti tik marketingas. Aš įmesiu vieną memą, kaip kodėl nereikia sekti paskui modelių pokyčius. Labai gerai, ačiū. Gal kažkas, turim dar keletą minučių, galėtų pasidalinti savo patirtį. Nėra norinčių, tai aš gal irgi pasidalinsiu šiek tiek, nes iš karto pamačius pokyčių kreivę, tokia mintis, kad tikrai ne tik automatizacijos srity, ne tik dirbant su technologijom, čia labai daug plačioj gyvenimo srityse praktiškai teko praeiti ne kartą, ypatingai kuriant projektus. Man tokia pirma mintis atėjo, kad testuojant ir darant kažkokį naują projektą ar naują veiklą pradedant, susiduri, praeini per visus šitus etapus ir būna startuoliai mane išmokė, čia gal Santa paantrins, yra geras approachas, kuris, kaip sako startuoliai, jeigu tu ateini su kažkokia idėja, su kažkokiu verslu, tu prieš kurdamas ir ateidamas visą tą procesą, tu mesk tą idėją į rinką, kitaip tariant, ir prasitestuok, ne? Kitaip tariant, gauk, nežinau, 10 žmonių apklausos atsakymą, ar to reikia, ar tas dalykas geras. Ir pagal tai vadovaukis, tada būna lengviau tą kelią praeiti, ne tokį, kur jau tu turi kažkokį backgroundą, bet tai aš sakyčiau daugiau šitos perspektyvos. Jau. Ačiū labai. Tikiu, kad daugiau žmonių yra tą praėję ir tikrai kviečiu dalintis nuoširdžiai atvirai, tam ir esam. Prašau dar. Tik mikrofoną įsijunk, prašau. Tik bedarius, tikiuosi grįš. Beje, kol ten jungiasi Martynai, tarp mūsų dalyvių yra tokia Agnė, kuri irgi yra iš Ispanijos. Oi, kviečiu susipažinti. Jo, girdim dariau. Mikrofonas buvo išjungtas. Pakalbėjau pats su savim. Šitą, tai prieš metus laiko, gal seniau biškį nusipirkau čia GPT abonementą ir vis bandžiau kažką išlaužti ir vis, kaip sakyt,
kažkas lygaunas, kažkas nesigauna ir vis čia žiūri, kaip čia visi kažką konstruoja, čia kažkas tai gyrės, čia tą, daro trečią ir galvoju, blemba, koks nevyklis, čia nieko aš nemoku su to ChatGPT daryti visą kitą. Ir atrodo, reikia kažkaip daugiau, čia daugiau kažką domėtis, dar daugiau kažką bandyti, pradeda daugiau bandytas informacijos kiekis toks didžiulis, kad iš vis nebesupranti, kas čia kur vyksta. Ir galutinė variantė, turbūt tas trečias taškas, galvoju, užknysiu, palauksiu pusę metų, pažiūrėsiu, gal kažkas čia pasikeis, gal bus paprasčiau, gal bus aiškiau, gal kažkas užves ant kelio. Ir iš tikrųjų labai fainai, kad atsirado šitas grupės, kolektyvai, čia dabar kelias grupės gaunasi, susijungia, pasimėtę, bet iš esmės atsiranda tų, kaip sakyti, tokių pavyzdžių ir vienokių, ir kitokių, ir paskui kažkam kažką papasakai, žiūri, kad, tai žiūrėk, aš kažką tai pasirodo, jau suprantu, tas biškį motyvuoja iš karto automatiškai parodo kiti kažkokių pavyzdžių savo nesėkmių, vėl tada supranti, gerai, aš to nedarau, bet aš tą matau, aš čia bandau suprast, skaitau tos komentarus, visą kitą, ir irgi ateina toks supratimas kažkoks visai kitoks. Ir dabar savaitę laiko aš irgi pradėjau kažką tai burt, negalėčiau pasakyti, kad kažką tai čia protingo buriu, bet kažką buriu. Po savaitę, po 3 dienų galvojau, kad kažkas jau bus suburta ir jau žinosiu, jau kažką tai čia galėsiu kažkam papasakot, bet jau buriu savaitę laiko ir tie pastoviai tokenai besibaigiantis mane jau erzina, aš jau toj sakiau, imsiu kitą planą, bet pagal visą istoriją Dariaus ir kitų suprantu, kad tie planai, jie, kaip sakant, visi yra riboti turbūt 1-2 iki užblokavimo. Nes kuo daugiau turi, tuo daugiau fantazijos sau leidi ir viskas ten greit baigėsi. Tai va taip. Ačiū dar už pasidalinimą, aš jau girdžiu 2 patarimus iš auditorijos. Vienas, Martynas sako, kartais reikia tiesiog eit miegoti ryto palaukti, o Dariaus sprendimas buvo keletą mėnesių ar pusmetį palaukti, ne, irgi atėjo sprendimai. Ačiū labai ir Gedai. Tai aš tikriausiai irgi kaip Darius panašiai, kaip prasme, bandau daug, bet jeigu žiūrint į šitą kreivę, tai tikriausiai ne vieną kartą jau ją praėjau su skirtingais modeliais ir su skirtingais įrankiais, ypač grafikos dizaine, nes ten labai daug irgi to hypo, išeina Nano Banana, išeina ChatGPT-2 ir taip toliau. Bet aš kaip dariau, nežinau, savo leidau, tai tiesiog visus juos turiu, už visus juos moku, tik tai laiko neturiu visus galbūt vienu metu išnaudot. Vienintelio, ko matyti iš visų tų nenaudų, 2 iš tikrųjų, tokių pagrindinių, tai automatizacijos N8N nenaudoju ir Klodo realiai nenaudoju. Visi čia buvo hype, visi čia darė viską su juo. Aš visą laiką mylėjau Google produktus, tai su šituo buvau, su ChatGPT, dabar aišku GPT 5.5 išėjo, tai neva jau aplenkė visus, ten ir Klodą ir visą kitą, tai dabar su kodeksu darau daug dalykų. Tai ta prasme, tikrai yra to hypo, yra tų bangų, kaip čia pas tave nupiešta, ir aš tiesiog tai, ką matau irgi, kai buvo tie YouTube'ai ir visą kitą, aš irgi pasijaučiu juos žiūrėdamas pakankamai toks, nevykėlis ir sunku pasidaro kartais, nes ten atrodo taip žiauriai lengva, o kai pabandai, iš tikrųjų nėra taip viskas lengva. Ir viską šiaip vedu į savo sritį, tai grafikos dizainą, ir pritaikau būtent savo srityje ir matau, kad ten netgi neįmanoma padaryti su dirbtiniu intelektu tiesiog vieno mygtuko paspaudimu nieko praktiškai. Vis tiek visur reikia darbo, reikia rankų, reikia žinių, tas, kurias įgyjai anksčiau, už to taip kažkaip nurimsti, atsisėdi ir per tą tokį mindsetą pasidarai, kad tai tik tai dar vienas įrankis tavo kišenį ir tiek. Tokia mano ta patirtis. Ačiū labai tikrai už tokį nuoširdų pasidalinimą ir priminį man dar vieną klausimą, jeigu turiu dar minutę. Įrankių prioritetą, ypač kai ten kas savaitę kažkas šaukia, dabar jis yra geresnis. Ta pati šita kreivė nupiešta su ChatGPT, nes išleido savo atnaujinimą ir jau beveik nėra tų klaidų, arba palyginus, tai visai nėra klaidų, o ne tekste, kas buvo anksčiau tragedija. Tai jau yra vertės iš to paties įrankio. Jeigu turi minutę, gal kažkas turi tą patarimą, prioritetą dėliojame, ne? Tam, kad nebūt visą laiką tam FOMO efekte ir gailėtis, kad nespėjai kažko naujo ištestuoti, gal vien tik tavo srityje, tik tai tavo ten vizualiniai
daly ir nekalbam apie DAI plačiai, nes čia iš vis tragedija kosmosas. Tai jeigu kažkas turi tą sprendimo logiką, patirtį, kaip pasirenkat su kokiu įrankiu eiti priekį arba kada spėti ištestuoti, ką tik pasirodys nauja versija, tai būčiau irgi dėkingas, manau, gali būti naudinga vadarės pakėlė ranką. Ačiū. Aš čia gal ne konkrečiai apie įrankius, bet norėčiau pasidžiaugti tuo, kad iš esmės aplamai tie modeliai dabar yra jau ant tiek pažengę, kad nebėra būtinybės gaudyti patį greičiausią, geriausią ir EOSą. Nes tarkim, aš jeigu dar prieš porą mėnesių naudojusi ChatGPT ir čia kai šovė Cloudas su savo tais Amerikoje su tais kariniais konfliktais, karininkų tenais, perėjau į Cloudą, turiu dabar abudu iš tikrųjų abonementus, bet iš esmės ChatGPT dabar skaito, kad ale vėl geriau negu Cloudas, bet to Cloudo dabar iš tikrųjų toks, kai jis atsirado vasario mėnesį, jau pilnai pakanka naudotis toliau ir nebūtina šokinėti. Ir aš įsivaizduoju, kad to čia praeis dar 2-3 savaitės ir Cloudas vėl kažką atnaujins ir tada ChatGPT vėl bus laipteliu žemiau ir tada vėl galvosi, o blemba, tai čia gal nuo ChatGPT vėl ant Cloudo reikia grįžti. Aš manau, kad dabar jau nebėra poreikio taip šokinėti tarp tų modelių. Gali dirbti kaip dirbęs, tarkim, su Cloudu, kaip ką aš ir darau, o ChatGPT tiesiog lygiai grečiai pasimaigai, pasiklibini, pasikuteni kažką, tai pasiieškai, pasitikslini ir tiek. Ačiū Dariau, Gedai. Aš jeigu į tą temą, tai gal tiesiog irgi atsirenku tiesiog keletą modelių, mano srityje tai aišku buvo Nano Banana pakeitęs tam tikrą dalyką visam grafikos dizaino pasaulyje. Dabar atsirado GPT-2 imidžą, tai ta pati skaidrė, su kuriuo sukurta, tai sakykime yra 2 mano įrankiai, kuriuos pagrindė naudoju, bet dėl to vaikymosi aš kažkaip irgi pritariu galbūt Dariui, kad pakankamai gerai veikia dabar visi tie LLM-ai. Ir aš esu dabar tokioj stadijoje, kai turėjau, ta prasme, ChatGPT, turėjau Gemini, Cloudo neturėjau. Ir šitos grupės, tokie susitikimai labai padeda suprasti, ką kiti išgyvena su kitais modeliais, kurių tu nebandai ir iš tų tikrų patirčių girdi, kaip jie tenais vargsta, kaip jie ten išnaudoja per 2 valandas kreditus ir visą kitą. Tai tau padeda pasirinkti, galbūt užtat aš niekada nešokau į Cloudą, nes mano kuriamiems dalykams užtenka kitų įrankių ir dabar aš jau pradedu žvelgti į tokius įrankius kaip Manusas ar ten Base44, jeigu reikia vibe codinti ar kažką netgi ir daugiau jau ten galima daryti, nes jie turi visus tuos LLM modelius ir tu moki vieną subscriptioną ir tiesiog naudojasi visais jais ir ten netaip greit naudojasi tie kreditai. Super, man atrodo auksiniai patarimai, bet žiūriu į laikrodį, reikia eiti žiūrėti pergalingas rungtynės, tai drąsiai sustabdykit, bet dar Martyno būtinai išklausysim ir dar nedirbk eilėje, tai tikrai, kas dar gali pasilikti porą minučių, duokim jam eterio. Tai Martynas tada pirmas. Ok, tai aš, girdit mane, ne? Ja. Tai šiaip mažas pasaulis, nes su Agne tai mes pažįstame ir Madride kaip tik darysiu pranešimą naują. Jeigu netyčia būsit Madride, prašom, gegužės galiu užsukti. Bet kalbant apie modelių pasirinkimą, tai aš į visas sistemas visą laiką žiūrėdavau labai paprastai, kad visos sistemas, bet ką kuriate su AI-om, neprisiriškit prie modelio, arba tai yra, taip vadinama, kurkite agnostinės sistemas. Agnostinė sistema, kai tu aplamai nesiriši prie jokio sprendimo. Tai yra, mes turim netgi tą patį automatizaciją, kai tu darai workflową, tarkim, Pavelas sako, nesiriškit net prie N8, bet turbūt prie Zaperio mes buvom pririšti 10 metį ir nieko tokio, o gal netiek nebuvo, nežinau. Bet jo, prie sistemų nereikia ryštis, vienintelis dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir aš vis bandau tai sakyti, bet kaip Pavelas sako, vis bandai tą apvalų ratą parodyti, bet visi su kvadratiniais važiuoja ir toliau važiuos, ars žemė. Ne modeliuose yra esmė. Esmė yra kontekstas, kurį jūs sukūrėt ir kurį naudojat, nes atsidarykite bet kokią naują sistemą, netgi tas pats AI Masters Apps, ten yra visas agentų, chatbotų ir taip toliau sistema. Ja galima pasileisti per 5 minutės ir įdėti jūsų svetainę ir chatbotas bus gyvas. Ko jums trūks?
Ir čia nebūtinai sakau, kad šis stebuklas AI Masters Apps, bet kuri sistema. Pirmas dalykas, ką jums reikės padaryti, įdėti knowledge base. Ir čia nelabai svarbu, kurį modelį jūs dabar naudosite ir panašiai. Ar jūs turite savo knowledge base? Ar jūs turite apsirašę savo procesus? Ar jūs žinote aplamai, kaip jūsų verslas dirba ir kokias sistemas naudoja, kur gyvena jūsų duomenys, kaip prie jų prieiti ir taip toliau. Bet ką AI sistemoje dekūriau, 98% laiko aš ne AI-ų dariau, o dariau prieimą prie duomenų. Viskas. Darbas su duomenim, jų transformacija, pertvarkymas, API-ų parašymas, MCP serverių padarimas ir taip. O ten AI-us tai toks fun dalykas, kurį per, parą, gal 2 pasibandai, pasižiūri, tai viskas veikia. Bet dažniausiai tu neturi duomenų. Ir čia ir sakau, kad tiesiog koncentracija ne į tą, bet aišku, mes norim pasihypinti ir internete labai daug ko matom. Išėjo naujas modelis, N8 mirė, ChatGPT mirė, Cloudas mirė, ir kas 2 savaitės vis miršta ir prisikelia. Tai aš tiesiog siūlau nekreipti tai dėmesio, bet kurti labiau sistemą, kuri būtų nepriklausoma nuo nieko. O jinai bus nepriklausoma, jeigu jūs atsižvelgsite į tai, ką jūs turite namie po savimi, tai ką darote. Apsirašykite. Beje, dabar galite naudoti bet kurį modelį ir sakyti, sukurk man skillsą, kaip aš darau tą ir tą. Viskas. Ir tą skillsą jūs po to jau galite su vienu, su kitų modeliu naudoti, kun jokio skirtumo. Ačiū labai, Martynai, tikrai vėl knowledge base. Vėl auksiniai patarimai ir kontekstas the king, ne? Kontekstas yra viskas. Ir laimės tie, kas turės gerą kontekstą. O į kurį įrankį įdėtai čia jau detalės. O konteksto nenusipirksi. O čia yra problema. Tu nenueisi į kažkokį marketplace konteksto nusipirkti, kas tavo įmonėje ar tavo namuose veikia ar neveikia. Būtent. Ir nedirbk. Aš irgi sutinku su Martinu ir koks esminis dalykas reikia suprasti, ką tu darai. Nes, kai šnekam, ko Claude'as skiriasi, ChatGPT, tai dažniausiai abstrakčiai žmonės šneka apie tą dalyką, kaip patį kaip agentą, kuriam parašo. Bet, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, šiandieną reikėjo klientui atnaujinti webą, atnaujinti dizainą visą, tai paleidau vieną versiją, kad darytų ChatGPT kodeksas, o kitas Claude Coworkas. Tai nesulyginsi, kai Claude Coworkas atliko darbą. Jisai kardinaliai ženkliai geriau viską tai padarė. Nes jisai labiau suprato, kas yra kodo svetainės ir, pavyzdžiui, ChatGPT tai padarė dalinai gražesnį dizainą, bet viduj valdymo jisai nesugebėjo įspausti, nes dariau ant WordPress'o. Kai Claude'as Coworkas pasiėmė su kodeksu, aišku, jisai tiesiog padarė pritaikytą template'ą Gutenbergui WordPress'ui. Ir taip ir gaunasi, kada mano yra galinis tikslas klientą atiduoti webą, kuris galėtų jį pats paskiau valdyti ir keisti tekstus, pasikeisti nuotraukas, su ChatGPT būčiau to nepadaręs. Tai, pavyzdžiui, aš turbūt visus subscriptionus esu pasiėmęs ir kiekvienas turi savo pliusų, savo minusų. Ir kad sakyt nesimėtit, aš kaip tik sakyčiau, mėtykitės, aš esu belenkiek pinigų išleidęs anėjaus. Aš tulsus tik man parodo, aš einu taip teisingai, kažkas iš jūsų sakė, kad būna daug feikinių reklamų, bet kai aš jau 10 kokių subscriptionų į orą esu paleidęs pinigus, jau pradedi suprasti, kad, ne, jisai taip negali veikti, kaip yra reklamuojama. Dėl pačių dalykų, kokį naudoti dirbtinį intelektą, tai suvokit, kiekvienas turi savo pliusų. Tai tiek. Atraskit, pagrindinis dalykas, suvokit, ką jūs norit padaryti. Jeigu tai yra susijęs su programavimu, iš mano patirties Claude'o niekas dar neaplenkė. Jo, visiškai teisingai pritarsiu, kad kai jau tu žinai savo poreikį, tai nėra vieno universalaus geriausio, o visi tie įrankiai turi savo stipresnės ir silpnesnės vietas.
Super, tai ačiū Pavelai už įdomų pristatymą. Išsitęsė diskusija labai fainai, kad vyksta diskusija, kad va, tos mintis vienokios ar kitokios kyla. Toks tikslas ir yra. Manau, iš to galime rasti geriausius sprendimus, tai smagu pasimatyti ir tada iki kitos savaitės. Gražaus vakaro einam žiūrėti krepšinį. Ne? Ačiū labai už galimybę ir už jūsų įsitraukimą. Iki. Iki visiems. Visiems. Iki.